Sveiki, aš esu Justina, Vilniaus rajono visuomenės sveikatos biuro specialistė, vykdanti fizinio aktyvumo programas ir kviečiu kartu su manimi sportuoti. Ir šios treniruotės metu apkrausime pečių juostą. Pečių juostos mobilumas daugiau dirbs viršutinė mūsų nugaros dalis. Gerai, pradėkime. Tai atsistojame tiesiai, kojos pečių plotyje, dubenį pasukame po savim, įtempiam pilvo presą, rankas laikome nuleistas, atpalaiduotas, pradėsime nuo kaklo, lenkiam galvą į šoną, su kita ranka patempiam, šiek tiek patempiam kaklo raumenis, turim jausti tempimą kaklo šone. Lengvai kvėpuokite, galite kvėpuoti per nosį. Tokias padarom kelių sekundžių kaklo tempimo užlaikymus. Dar vienas užlaikymas. Ir rankas nuleidžiame prie šonų, lenkiam galvą žemyn, sukam smakrą lėtai į vieną pusę, įkvepiam, su iškvepimu sukam smakrą lėtai į kitą pusę. Ir prijungiam šiek tiek galvos pakelimą, žvilgsnis į viršų. Smakras palei pat krūtinkaulį juda. Paskutinis pratempimas. Ir dabar prisilaikom krūtinės raumenis, kelsim galvą į viršų, pratempsim kaklo priekinę dalį. Įkvepiam. Su iškvepimu grįžtam. Įkvepiam. Grįžtam. Nuleidžiame, paleidžiame rankas ir giliai įkvepiam, ištempiam visą savo kūną į viršų, iškvepiam. Įkvepiam, iškvepiam. Išsitempiam save aukštyn. Po vieną ranką ir lengvai pasvyram. Kitą lengvai pasvyram į šoną. Dar po 2 kartus kiekvienai pusiai. Ir dabar su užlaikymu svyram, tempiam šoną, jaučiam tempimą, kitą ranką bandom pasiekti kelią. Į kitą pusę bandom pasiekti kelio sąnarį. Ir čia dažniausios klaidos yra, kad mes lenkiamės ir stumiam klubą. Išlaikykit klubus, turit jausti tempimą šoną. Su tokiu užlaikom, siekiam kelią. Po paskutinį kartą. Atpalaiduojam, sukam rankas į priekį, dideli rankų mostai.
atgal. Įkvepiam, iškvepiam. Paskutinis. Ir dabar smūgiuosim taip įstrižai į lubas ir smūgio metu nesisukit iš pėdų. Mes sukam viršutinę kūno dalį. Vieną pusę į kitą, toks aktyvus judesys. Į vieną pusę, į kitą. Smūgiuojam. Po vieną kartą ir atgal. Rankos mostas toks irgi užmetam ranką. Užmetam ranką atgal. Neatkelkit pėdų tik tai. Po vieną kartą ir atsiremsim kojomis į kelius, nugara tiesi. Suapvalinsim nugarą, keliam vidurinį nugaros lankstelį ir leidžiame žemyn, keliam galvą į viršų. Vėl apvalėja nugara, iškvepiam, grįžtam, įkvėpimas, iškeliam galvą į viršų. Suapvalėja ir pakylam, išsiričiam. Išstumiam savo nugarą. Dar 2. Atsistosime dabar šiek tiek plačiau negu mūsų pečių juosta. Pėdas pasukam įstrižai į kambario kampus. Įtupiam, atsiremiam rankomis, laikom nugarą tiesią ir dabar leidžiam. Vieną petį žemyn, tiesu, kitą petį žemyn nuleidžiam. Tiesu. Čia yra, žiūrėkit, kad nekristų keliai į vidų. Išlaikome kelio sąnarį vienoje plokštumoje su antru kojos pirštu. Spaudžiam, iškvepiam, tiesiai, kitą pusę. Tiesiai, grįžtam, kitai pusei. Grįžtam. Iškvepiam, įkvepiam. Ir dar po vieną kartą į vieną pusę, į kitą pusę. Ir suvedam kojas, galit šiek tiek vietoj pažingsniuoti, papurtom kojas, atpalaiduojam. Na ir pasimsime lazdelę namuose. Manau, kiekvienas turite šluotkotį arba, jeigu jau neturite, pasiimkite didesnį rankšluostį ir tą patį galima daryti turint rankšluostį, tiesiog įtempiant stipriai rankšluosčio kraštus. Tai pirmasis pratimas, pasiemam lazdą už kraštų, kojos pečių plotyje, dubuo pasuktas po jumis ir iškvėpimo metu keliam vieną ranką į viršų, lazdą statome toj pusėj, kur ranka pakelta aukštyn. Ir į kitą pusę. Perkeliam į vieną pusę, į kitą pusę. Su iškvėpimu ir į kitą pusę. Į vieną pusę,
Tokį turėtumėt jausti tempimą per pažastį į šoną. Jeigu ranka nepakyla labai aukštai, galit pasimti ne visiškai už lazdos galo, pasimkit maždaug per vidurį, bet turit pajausti, kad jum ištempia tą šoną. Ir nebus tempimo, jeigu lazdą statysite į priešingą pusę. Tai ta pati ranka ir pakaitalioja. Dar galit, jeigu kam norisi, galit ir patempti, labiau paspausti lazdą iš apačios. Dar po vieną kartą į vieną pusę, į kitą pusę ir pasiemam lazdą truputėlį plačiau negu mūsų pečių juosta. Suksime lazdą aplink galvą. Toks didelis ratas aplink galvą. Čia yra svarbu, kad nesiriestumėt, nevažiuotumėt visų kūnų. Mes sukam tik rankas iš pečių. Į vieną pusę, paskiau pakeisim. Rankos gali būti per alkūnes šiek tiek sulenktos. Ir į kitą pusę. Pakeičiam. Laikom įtemptus sėdmenis ir prisiminkit, kad visų pratimų metu laikom įtemptą aktyvų pilvą. Didelis ratas, kiek išeina aplink galvą. Paskutinį kartą apsukam, imam lazdą pečių plotyje ir kelsime rankas į viršų, ištempiam lyg pasikabinam už lazdos, nuleidžiam, įkvepiam, keliame rankas aukštyn, lyg pakabina kažkas mūsų už lazdos ir nuleidžiam. Įkvepiam, nuleidžiam. Įkvepiam, pakabina mus kažkas už lazdos ir žemyn. Išsitempiam. Ir irgi čia nesirieskit iš nugaros. Laikom nugarą tiesę, laikom dubenį pasuktą po savimi. Dar 2. Puiku, ir pasimsim lazdą už nugaros, rankos pečių ploti, imame rankas tiesiai, neužlenkit riešų. Išlaikome rankas tiesias, dubuo po savimi, šonkauliai nuleisti ir kiek išeina, keliame tiesias rankas atgal. Smakrą laikome įtrauktą, dabar dar pečių padėtis čia yra. Irgi dažnai būna pečiai sukrenta. Atsukam pečius atgal ir keliame rankas aukštyn tiek, kiek išeina. Maksimaliai tiesios rankos. Jaučiasi tempimas per krūtinę, iškvepiam, įkvepiamas, iškvepiam, įkvepiamas, pilvas įtemptas, save kiek išeina daugiau, pratempiam. Dar vieną kartą. Labai gerai, ir pasiemam vėlgi lazdelę dabar pečiu plačiau negu mūsų pečiai. Kelsime rankas aukštyn ir leidžiam lazdą ant galvos. Nereikia leisti už galvos, užtenka nuleisti ant galvos. Keliam, įkvepiam, leidžiam. Nuleidus lazdą, alkūnės turi sudaryti 90 laipsnių kampą. Įkvepiam, nuleidžiam ir grįžtam. Įkvepiam,
leidžiam ir grįžtam. Spaudžiam alkūnę žemyn. Ir riešai išsilaiko tiesiai, nes labai dažnai būna kažkur užlinksta, išlaikom tiesų, stiprinam riešo sąnarį. Jeigu laikot rankšluostį, tai tempkit rankšluostį, kad nebūtų jokios kilpos. Paskutiniai 2. Puiku. Ir galim lazdelę pasidėti. Dabar atsiklaupiam ant vieno kelio, kitą koją pastatome į priekį, sulenktą 90 laipsnių kampu per kelio sąnarį ir pastatom dubenį, kad dubuo, abu dubens kraštai būtų vienoje linijoje. Čia yra labai svarbu, kad neišsuktumėt, neiškiltų tas mūsų klubas. Išlaikom dubenį, šiek tiek dirba ir šlaunis, tempiasi šlaunis, rankas sulenkiam 90 laipsnių kampu ir suvedam. Priekį iškvepiam, grįžtam, įkvepimas. Iškvepiam, grįžtam, įkvepimas. Iškvepiam, įkvepimas, mentes suvedam. Ir čia labai dažnai taip ima ir nužemėja rankos. Išlaikykit rankas aukštai. Iškvepiam, įkvepiamas. Du paskutiniai. Ir pakeičiam kitą koją. Kitą koją pastatome į priekį. Vėlgi susižiūrim, kad nebūtų iškritęs klubas. Stovim tiesiai, pilvas aktyvus, sulenkiam rankas per alkūnes, iškvepiam ir įkvepiam. Būna, kad yra sunku suvesti rankas priekį, tai suvedam tiek, kiek galit, kiek leidžia jūsų raumenynas. Padarius kelis kartus treniruotę, suvesit abi rankas. Iškvepiam ir įkvepiam. Dar 2. Puiku. Ir atsipalaiduojam. Na ir pereisim dabar į padėtį 4, kada mūsų rankos yra po pečių juosta, keliai po klubais, pilvas yra įtemptas, nugara tiesi. Iš šitos padėties palengva keliam save į viršų ir lėtai nuleidžiam. Nugara tiesi, pilvas įtemptas, neišriečiam nugaros, nereikia iškelt labai aukštai kelių. Lėtai, vos, maždaug 5 cm nuo grindų. Pakeliam ir nuleidžiam. Iškvepiam, pakeliam, įkvepiam, nuleidžiam. Su iškvepimu kyla į viršų, įkvepiam, nuleidžiam. Pratimo metu dirba pečių juosta ir dirba pilvo presas. Jeigu mes čia tiesiai statmenai atkelsime kelius, pajausit, kaip apatinė pilvo preso dalis įsijungia į darbą. Na, dar keliam ir lėtai leidžiam žemyn. Iškvepiam ir įkvepiam. Atkeliam ir nuleidžiam. Pakylam žemyn.
Dar 2. Puikiai. Ir dabar kairę koją statome į kairės rankos vietą. Remiamės delnais kojos linijoje ir įkvėpimo metu iškeliam ranką į viršų, pratempiam šoną, su iškvėpimu grįžtam. Įkvepiam, prasitempiam šoną, grįžtam toks. Rotuojam iš krūtininės dalies, grįžtam. Įkvepiam, pasukam save, grįžtam. Paskutinį kartą. Pakeičiam, dabar dešinę koją statom į dešinės rankos vietą. Ir lygiai taip pat keliame dešinę ranką su pasisukimu. Ir grįžtam. Paskutinį kartą iškeliam. Ir grįžtam į padėtį 4, kada keliai yra po klubais, rankos po pečiais. Guldysime dilbius ant grindų, apkrausime rankas, tai leidžiam dilbius žemyn. Įkvepiam, keliam dilbius į viršų, iškvėpimas. Smakras įtrauktas, neišrečiam nugaros, laikom įtemptus sėdmenis ir guldom dilbių žemyn ir į viršų. Žemyn, įkvepiam, kylam aukštyn. Čia dažniausia klaida, kad mes sėdamės kartu su dilbiais ir tada atrodo, ką mes čia darom. Nieko nedarom, nieko nesijaučia. Tai stenkitės, kad per kelius jau nesilenkti. Keliai po klubais ir išlieka ir paguldom tik dilbius. Kylam į viršų. Paguldom. Kylam į viršų. Dar 2. Ir dabar galim atsisėsti ant kulnų, pirštai siekti kilimėlio kraštą, prasitempiam. Laikom tempimą. Grįžtam vėl į padėtį 4. Tiesim po vieną ranką į priekį. Nugara tiesi, pilvas įtemptas. Tiesiam vieną ranką pirmyn, įkvepiam, grįžtam, ištiesiam, kitą ranką į priekį, grįžtam.
Čia labai dažnai būna sukrenta pečiai, kažkaip įkrenta kaklas, pakimba kažkur galva, tai išsilaikykit, išsistumkit save iš menčių, pečius nuleiskit, neįtempkit trapecijos, išilginam kaklą ir po vieną ranką tiesiame, nereikia kažkur užkelti aukštai. Ištiesiam tiek, kiek leidžia jūsų raumenynas. Į vieną pusę pakaitaliojam. Ir irgi išlaikom tolygų svorį likusiom 3 galūnėm, 3 atramos taškais. Delnui keliam, negriūnam į šoną. Paskutinį kartą padarom. Ir atsigulsime ant pilvo. Dabar gulint ant pilvo, tokia kaip, aš sakau, pagrindinė padėtis yra, kad įsivaizduokit, kad jūs po bambą dedate pomidorą ir jo turit nesutraiškyti. Spaudžiam gaktikaulį į kilimėlį. Įtempiam sėdmenis, dedam po bambą įsivaizduojamą pomidoriuką, nedidelį. Atremiam dabar rankas į grindis, kad rankos būtų nukreiptos delnais į lubas. Ir palengva iškvėpimo metu kelsim viršutinę kūno dalį aukštyn. Iškvepiam, kyla pečiai, kyla krūtinė. Ir nusileidžiam. Jokių būdų neturit jausti skausmo nugaro. Jeigu jaučiasi skausmas nugaroje, atremiam alkūnes ir keliam save tada iš alkūnių. Bet pabandom pirmiausia su tiesiom rankom prie šonų. Palengva. Iškvepiam ir įkvėpimas. Pomidoras po bambą nesusprogo. Kylam ir nusileidžiam. Iškvepiam ir įkvepiam. Jeigu kas turi silpnesnius nugaros raumenis, tai būna, kad kyla kojos. Tai tada irgi remkitės alkūnėmis ir tada keliam save aukštyn nuo alkūnių ir nusileidžiame žemyn. Bet gaktikaulis čia spaudžiasi į grindis, pakylam ir žemyn leidžiamės. Pakylam ir leidžiame žemyn. Paskutinį kartą pakylam, leidžiame žemyn. Dedame dabar kairę ranką po galvą. Dešinę ranką ištiesiam, kelsim priešingą ranką koją. Dešinė ranka koja iškvėpimo metu. Kyla aukštyn, įkvėpiam, nuleidžiam. Įdarbinam nugaros raumenis, įstrižai. Kylam, leidžiam žemyn. Keliant koją yra svarbu, kad nekiltų klubai. Kai mes spaudžiam gaktikaulį į grindis, mūsų klubakauliai šiek tiek atkyla ir nuo kilimėlio. Tai tada yra labai sunku ir pakelti klubą. Keliam priešingą ranką koją, neskubam, kvėpuojam. Paskutinį kartą. Pakeisime pusės, dabar dedam dešinę ranką po galvą. Su iškvėpimu kylam ir įkvepiam. Kyla ranka, kyla koja, grįžtam.
pomidoras turi būti dar vis sveikas. Paskutinį kartą pakeliam, nuleidžiam. Na ir pasimsime lazdelę. Dabar atsigulam, lazdelę pasidedame po smakru. Vėlgi ta pati taisyklė, kaktikaulis spaudžiasi į grindis. Vos pakylam ir tiesiam rankas su lazdele. Praktiškai rankomis lazdelę braukiame per grindis. Įkvepiam, su iškvėpimu grįžtame į pradinę padėtį. Jeigu jaučiat, kad nugara vargsta, nuleiskit galvą, atremkit kaktą į kilimėlį. Jeigu išeina, stiprinam nugaros raumenis ir šiek tiek išliekam pakilę. Įkvepiam. Iškvepiamas. Paskutiniai 2 rankų ištiesimai. Lazdelę pasidedam į šalį. Pakylam į padėtį 4. Atpalaiduosim dabar ir pratempsim mūsų pečius, tarpumentį. Tai iš padėties 4 apvalinam nugarą, keliam vidurinį nugaros lankstelį, riečiamės aukštyn ir grįžtam vėl į tiesią nugaros padėtį. Lėtai su iškvėpimu apvalinam. Keliam nugaros lankstelius ir grįžtam, ištiesinam nugarą. Išsitiesim. Dar 2 kartus. Dabar galit atsisėsti ant kulnų, patogiai. Pratempsime tarpumentį, sulenkiam vieną ranką per alkūnę, kitą ranką dedame iš apačios. Jeigu pavyksta, sukabinam rankas delnais ir keliame alkūnės aukštyn ir šiek tiek visų kūnų taip pasikuprinam, lyg padarytumėm klaustuką iš savo kūno ir palai. Palaiduojam, tą patį pakartojam iš kitos pusės, sukabinam rankas per alkūnes, keliame alkūnes į viršų ir truputėlį lyg pasikuprinam, padarom klaustuką iš kūno. Turim jausti malonų tempimą. Tempimai neturi būti skausmingi. Atpalaiduojam. Na ir sukabinam rankas už nugaros. Ir keliame rankas tiesias į viršų. Jaučiam tempimą iš priekio, šiek tiek irgi palaikom. Atpalaiduojam, dar kartelį, sukam pečius atgal. Keliame rankas aukštyn. Ir atsipalaiduojam. Na ir tikiuosi, jums patiko ši treniruotė. Prajudinot savo viršutinę kūno dalį. Iki kitų kartų.